Jūs žiūrite Kelionių po Lietuvą laidą Sveiki atvykę, kuri šiandien lankosi Klaipėdos krašte. Na, o jame, kaip žinia, yra visko. Pavyzdžiui, Rūta su šio ryto laidos svečiu Viniai ką tik pateko į rojų. Jeigu gyvenime yra rojus, tai jis čia. Čiobrelių Rojus. Ir nors čia tikrai auga čiobreliai, bet rojus priklauso alpakoms. Na ir dar šiek tiek vištoms bei triušiukams, kuriuos beje nuo neatsakingų šeimininkų neapgalvotų poelgių išgelbėjo ir vis tebegelbsti čiobrelių rojaus įkūrėja Gintarė. Kaip ji kartu su vyru sugalvojo sukurti rojų alpakoms Klaipėdos krašte? Netrukus sužinosite. Visų pirmiausia, tai mes gyvenom patogų gyvenimą, buvom įsirengę namą, vyras pasistatė svajonį garažą ir tiesiog mes nebeturėjom ten ką veikti ir nusprendėm išsikraustyti į vienkiemį. Išsikėlėm 10-mečio planą, 10-mečio planas įvyko į metus ir mes nusipirkom apleistą sodybą ir lygiai prieš 3 metus atvykom gyventi būtent čia ir iš tikrųjų draugai mus pavadino čiobrelių rojumi. Ir jau kai įsigijom sodybą, iš karto įsigijom alpakas, pirmas 4, iš kurių viena pagimdė, tai startavom su 5 alpakom. O šiuo metu ūkė turim 45 alpakas, iš kurių dar 5 gimdys, tai metus pabaigsim su 50 alpako. Į alpakų ūkį nuolat plūsta ir maži ir jau suaugę jų gerbėjai. Na, o kalbant apskritai apie vaikučius, kurie mėgsta alpakas ir mielai lankosi ūkyje, Gintarė sugalvojo itin gražią iniciatyvą. Tai alpakas visų pirmiausia yra labai draugiškas gyvūnas, tai yra terapinis gyvūnas. Šiuo metu mes ūkyje vykdome alpakų terapiją autizmo spektro sutrikimo turintiems vaikams ir jie pas mus atvyksta būtent moksliniam tyrimui ir mokslinio tyrimo metu mes tirsime 15 vaikų, jau 10 pas mus jų atvažiavo, dar 5 lauksim rugpjūtį ir mūsų tikslas įteisinti alpakų terapiją Lietuvoje ir Europoje ir būtent išveisti terapinius gyvūnus, kad ir kiti žmonės galėtų pas mus sertifikuotis ir būtent teikti terapinės paslaugas. Kiekvienas vaikas su autizmo spektro sutrikimų yra labai skirtingas ir unikalus. Tai dėl to vienos terapijos jiems nėra, bet bendravimas su gyvūnu bet kokiu atveju padeda. Turėjome vieną berniuką, kuris atvykęs pas mus atsakydavo į klausimą tik taip arba ne. O išvykęs po 10 dienų terapijos jisai šnekėjo pilnai sakiniais ir elgėsi kaip įprastas vaikas tokio amžiaus. Tai mums labai svarbu tokie didžiuliai pasikeitimai. Kitiems dingsta pykčio priepuoliai, susitvarko miego kokybę, bet mes visą tai turime įrodyti mokslinį tyrimų. Dėl to mes įdarom su Klaipėdos universitetu magistrantė Viktorija ir būtent mokslinis tyrimas mums įrodys tą tikrąją naudą vaikams. Vaikams nauda, bet ir suaugusiesiems ne ką mažesnis džiaugsmas. Štai kad ir bučiniai su alpaka. Luna, tik. Nu. Tik čia aišku su mergina pasibačiavot Luna. Galėsim su vyru pakartot, bet jie su jom. Dabar tavo eilė. tikrai man reikia. Taip, Luna. Jinai švelni. Štai matot, o ką mes sakėme? Kad bendravimas su alpakomis tai viena didelė C vitamino dozė ir suaugusiesiems. Viniai turi klausimą, kaip reikia glostyti alpakas? Tai kaip jam patinka, taip daryti? Jam patinka, kai mes atsitupėm ir liečiam iš apačios, nes kad nebūtumėm pavojus. Nes mes, kai vieni kitų nepažįstam, tau irgi nepatiktų, kad aš glostyčiau galvą. Tai alpaka irgi nepatinka, jinai jumis nepasitikė. Kai jau pažįsta, tada galim liesti daugiau, bet kol jinai mūsų nepažįsta, reikėtų atsitupti iš apačios. Reikia apačioje ir Ja. tada darysi. Ja. Čia katu. Tu darai. Jis greičiausiai nevalgys, jam tik mėnesiukas. Čia dar iškyla vienas klausimas. Kada, kodėl ir kaip alpakos rodo savo nepasitenkinimą? Čia brelė nepiek. Kada jis daro, kas aiškiai. Čia yra bendravimo kultūra, nes jam duoda morką, bet jis irgi nori, sako, aš tau spjausiu, kad man duotų morką. Tai spjūvis yra bendravimo kultūra, arba spjūvis yra gynyba. Jeigu mes čiuptumėm, griebtumėm, laikytumėm, jiem nepatiktų, tai jie spjautų, kad mes nuo jų pasitrauktumėm. Tai visada pijauti, kad yra pikta. Visada, kad piktas ar kita variantą? Kai ginasi. Mes čiupsim, griebsim, kažką skaudžiai darysim, jinai spjaus, nes negali nustumti su ranka, tai jinai spjauna, smirda ir mes pasitraukiam. O jeigu čiupsim už pakalio, už galinių koją, tai jinai gali spirti su galinė koja, labai skauda, ajai. Ajai bus. Žiūrėsime, ar tik nebus ajai, kai Viniai netikėtai gaus užduotį. Regis reikės padirbėti. Turi tą užduotį. Ūkiai yra daug darbų, norėčiau, kad padėtum išvalyti vieną alpakų tualetą. Labai gerai, bandysim. Einam, atsivešim karutį. Gerai nusiteikęs darbui. Darbai prasideda linksmai.
Įvertinsim, kaip moki dirbti ūkyje. Gal pasamdysim paskui. Dabar keičiam, dėkui tenais. Keičiam. Ar sunku? Ar smirda? Smirda? Ne. Ir nesmirda, ir darbas vyksta turbo greičiu. 1, 2 ir kakučių it nebūta. Daug 5 puikiai padirbėjai. Ačiū. Bet tai dar ne viskas. Gintarė parengusi dar vieną smagią užduotį – pagauti vištą. Pabandyk palaikyti. Paim. Taigi žiūrėk, jinai gera. Matai, nieko nedar. Bet reikia paimti už sparnų, kad neplasnota. Regis Viniai pirmą kartą gaudys vištą. Ir jei kam nors atrodo, kad šis procesas itin lengvas, pasakysime, kad klysti žmogiška. Na, gaudyk, čiup. O! Matau, labai gerai čiup į kampą. Pagauti vištą tikrai reikia įgūdžių. Iš pirmo karto pavyks nebent tiems, kurie patys jas augina. Na, o pabaigai norime pasidžiaugti už čiobrelių rojų, kuris ką tik atšventė 3 metukų gimtadienį. Ir ne bet kokiu, o havajietišku stiliumi. Mūsų ūkis turi tradicijas ir mes rengiam tam tikras šventes. Tai visų pirmiausia būna sezono atidarymo šventė pavasarį, Liepos mėnesį sutinkam savo gimtadienį, rugpjūtį atšventėm žolinės ir paskui rudenėlę šventė, Halloweenas, kalėdinis miestelis pas mus atsidaro ir paskui pavasarį vėl sutinkam su užgavėnėm. Ir taip pas mus visus metus vyksta tam tikri renginiai, nes lankytojai atvažiuoja pas mus ir nori vis kažko naujo, tai kad mes galėtumėm pasiūlyti vis kažką naujo, sugalvojom tam tikras temas. Taigi, švenčių tematika skirtinga, o visas jas vienyje viena didelė meilė alpakoms. Šiandien mes, kad atėjom čiobrelių rojus, čia buvo mano nauja patirtis. Tai labai daug žinojau ir dabar aš matau, kad ten yra per daug, ką galiu veikti. Galiu ateiti su draugais, su šeima, tai Taip. Yra per daug ką veikti. Per daug ką veikti. Nu, pirmą kartą girdžiu, kad toks įsireiškimas yra, but like too much to do. Yeah? Yeah. Labai daug ką veikti. Nu ir liuks, labai fainai. Bučiuotis patiko su alpaka? Aš tai bijau pirmą kartą, bet kad aš pradžioje, tai aš labai bijau, pavyko kažkaip. Tai kviečiam visus atvažiuoti, pasimėgauti alpakų buvimu šalia, pasibučiuoti ir praleisti puikiai laiką.